Gerbiami Lietuvos žmonės, šiandien Lietuva yra faktiškai prie bedugnės krašto. Iš Lietuvos bėga žmonės, jaunimas, dabar jau pradėjo bėgti ir vyresni. Kyla klausimas, kodėl? Kodėl per pastaruosius daugelį metų Lietuvoje situacija tik blogėjo? Kodėl ekonomika ėjo vis žemyn? Kodėl Lietuvos žmonių moralė krito? Kodėl tarptautinė Lietuvos padėtis blogėjo? Lyg ir įstojome į NATO, Europos Sąjungą. Man atrodo, kad problema yra ta, kad mes patys žmonės nesame aktyvūs. Mes turėtumėm aktyviau eiti į visuomeninį gyvenimą, į politinį gyvenimą, nebijoti žodžio politika, kadangi kol mes esame pasyvūs, tol mumis naudojasi oligarchai, korumpuoti žmonės. Ir todėl aš norėčiau pakviesti jūs būti aktyviais ir kartu su Socialistiniu liaudies frontu dalyvauti naujos Lietuvos kūrime. Kas yra Socialistinis liaudies frontas? Ko jisai siekia? Pirmiausia, mes siekiame socialinio teisingumo. Mes norime, kad Lietuva būtų socialiai teisinga valstybė, kad joje žmonės gyventų normalų, pasiturinti gyvenimą, būtent dauguma žmonių, o ne mažuma, kaip dabar dėja yra Lietuvoje. Lietuvoje šiuo metu gerai gyvena labai nedidelis žmonių skaičius. Jie turi viską. O dauguma žmonių yra nuskurdę arba beveik prie skurdo ribos, bankrutuoja, praranda darbą, išvažiuoja į užsienį. Ir būtent, kad apversti šitą piramidę, kad daugiau žmonių Lietuvoje gyventų gerai ir jaustųsi gerai psichologiškai, būtent dėl to ir susikūrė Socialistinis liaudies frontas. Mes siekiame socialinio teisingumo, mes siekiame humanizmo, mes siekiame, kad Lietuva nebūtų mėtoma iš kairės į dešinę. Čia apie mus prikurti įvairūs mitai, kad mes esame Kremliaus partija, kad mes esame Rusijos partija. Tai yra juokinga, tai yra neturintis jokio pagrindo mitai, kuriuos sukūrė mūsų oponentai, kad sukurti naują baubą ir jo gąsdinti jūs. Jeigu ir yra kažkas tai kitų valstybių agentai, tai ko gero yra dabartinės Lietuvos partijos, kurios valdė Lietuvą ir valdo. Ir kaip matote, turi įvairią ir proamerikietišką poziciją, ir kitokias pozicijas, ir nieko gero Lietuvai nedavė. Kaip mes norime pasiekti šitą tikslą? Pirmiausiai, mes norime padaryti taip, kad ekonominiai santykiai Lietuvoje pasikeistų. Mes norime, kad valstybė grąžintų į savo rankas ekonominio gyvenimo svertus. Tai yra, pagrindinės įmonės, strateginės įmonės turi priklausyti Lietuvos valstybei arba kitaip tariant jums, Lietuvos žmonėm, Lietuvos piliečiam. Tuo pačiu duoti laisvę smulkiam vidutiniam verslui, nes dabar monopolijos yra užvaldžiusios pagrindinės gyvenimo sritis. Todėl pirmas dalykas - grąžinti į valstybės rankas strateginės įmonės, tokias kaip Telekomas, tokias kaip Mažeikių nafta ir panašias, didelės. Bet jokių būdų negrąžinti į valstybės rankas smulkaus ir vidutinio verslo. Jisai turi likti jūsų smulkių vidutinių verslininkų rankose, bet jis turi teisę ir turi turėti sąlygas veikti. Dabar Lietuvoje monopolijos yra uzurpavusios rinkas, diktuoja sąlygas ir jūs, smulkus vidutiniai verslininkai, neturite galimybių išsilaikyti nelygioj konkurenciniai kovoj. Todėl dalis iš jūsų dėja bankrutuoja, išvažiuoja iš Lietuvos ir panašiai. Ką mes kalbame jaunimui? Mes sakome, kad kai Lietuvoje būtent įvyks šitos ekonominės reformos, tada jaunimas turės daugiau darbo, atsiras daugiau darbo vietų, atsiras daugiau smulkaus vidutinio verslo įmonių. Stambios įmonės galės laisvai ir nepriklausomai veikti nuo oligarchų užgaidų. Atsiras tada daugiau darbo būtent mum, Lietuvos piliečiam. Inteligentija šiuo metu užguita, paniekinta, neįsiklausoma, nustumta nuo avansenos pigaus šou ir panašiai. Jūs, inteligentai, turėtumėt būti pagal apibrėžimą tautos žiedas, kaip buvot prieš kurį laiką. Tačiau kur jūs dabar? Kodėl į jūs neįsiklauso? Atsakymas yra labai paprastas. Stambiam pinigui, stambiam verslui jūs nesat reikalingi. Mokslas yra nereikalingas stambiam verslui, todėl kad tai yra daugiau valstybės rūpestis. Ir būtent valstybės politika turėtų sugrąžinti inteligentijai tą
jos vaidmenį, kuris buvo anksčiau inteligentijos. Žodžiu, darbo yra į valias tiek samdomiem darbuotojams, tiek smulkiam vidutiniam verslui, tiek inteligentijai, tiek valstiečiams, ūkininkams, kurie irgi stambių ūkių dabar yra užguiti. Darbo yra į valias ir tik mes patys galime išeiti iš šitos duobės. Sėdėdami namuose, žiūrėdami televizorių, mes situacijos nepakeisime. Mes turime burtis, turime vienytis, turime suvokti, vardan ko mes gyvename. Ir emigruoti nėra išeitis, todėl kad emigrantų dalia irgi labai sudėtinga yra. Čia yra mūsų tėvynė ir turime čia kurti savo ateitį. Todėl aš noriu pakviesti visus Lietuvos piliečius, jaunus ir senus, įvairiausių profesijų, įvairiausių tautybių, vienytis į platų visuomeninį politinį judėjimą Socialistinį liaudies frontą už savo teisės, nes niekas kitas mum neatneš laimės. Pasaka apie gerą karalių yra pati pavojingiausia pasaka. Jokių gerų karalių nebūna, jokių gerų valdžių nebūna. Valdžia būna gera tik tada, kai jinai yra kontroliuojama ir kai ją būtent sudaro jūs, piliečiai patys. Todėl kviečiame visus būti aktyviais ir ateit pas mus į Socialistinį liaudies frontą.